diena. Šiandieną skaitysime iš knygos Apaštalų darbai 2 skyriaus eilutės 34 iki 38 ir pavadinsime šį skyrių Jėzus yra viešpats. Atgaila ir nuodėmių atleidimas. Juk ne Dovydas pakilo į dangų, jis pats sako: viešpats tarė mano viešpačiui: sėskis mano dešinėje, aš patiesiu tavo priešus po tavo kojom. Tad tegu įsitikina visi Izraelio namai, Dievas padarė viešpačiu ir mesiju tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote. Tie žodžiai įsmeigė tiesiai į širdį, ir jie ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus: ką mums daryti, broliai? Petrams jiems atsakė: atgailaukite ir kiekvienas tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite šventosios dvasios dovaną. Mokslo tema sutelkta į Petro sekminių žinios kulminaciją – pareiškimą, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Remdamasis 110 psalmės žodžiais, Petras aiškina, kad karalius Dovydas pranašiškai kalbėjo apie Mesiją, kuris bus išaukštintas Dievo dešinėje. Dovydas negalėjo kalbėti apie save, nes jis mirė ir liko savo kape. Vietoj to jis kalbėjo apie Jėzų, kurį Dievas prikėlė iš mirusiųjų ir suteikė aukščiausią valdžią. Psalmė 110, eilutė 1. Viešpats tarė mano viešpačiui: sėskis mano dešinėje, kol padėsiu tavo priešus tau po kojom. Ankstyviausias krikščioniškas išpažinimas buvo paprastas, bet revoliucingas. Jėzus yra viešpats. Romos imperijoje iš piliečių buvo tikimasi, kad jie skelbs: Cezaris yra viešpats. Tačiau krikščionys atsisakė tai daryti, netgi rizikuodami savo gyvybę, nes jie pripažino tik Jėzų kaip aukščiausią viešpatį. Šis išpažinimas nebuvo tik religiška frazė, bet teiginys, kad Jėzus turi valdžią virš kiekvieno valdovo, vyriausybės ir galios šioje žemėje. Pagrindinė pamokslo tema yra neatskiriamas ryšys tarp Kristaus kaip gelbėtojo ir Kristaus kaip viešpats. Šiuolaikinės idėjos, kad žmogus gali priimti Jėzų kaip gelbėtoją, bet atidėti paklusimą jo viešpatijai, atmetamos kaip svetimos Naujajam testamentui. Petro Evangelijos žinia sutelkta ne tik į atleidimą, bet ir į tai, kad Dievas išaukštino Jėzų kaip karalių virš visos kūrinijos. Nesvarbu, ar žmonės jį pripažįsta ar ne, Kristus viešpatauja pagal dieviškąjį nutarimą. Tada Petras pasiekė pamokslo kulminaciją. Dievas šį Jėzų, kurį jūs nukryžiavote, padarė ir viešpačiu, ir Kristumi. Minia supranta, kad tas pats, kurį jie atmetė ir pasmerkė, iš tiesų yra Dievo išrinktasis Mesijas ir aukščiausias viešpats. Susidūrę su šia tiesa, jie yra sukrėsti iki širdies gelmių. Jų užkietėjusias širdis perveria Dievo žodis, sukeldamas nuodėmės įsitikinimą ir nuoširdų atgailavimą. Pamokslas pabrėžia tiesą apie žmogaus kaltę Dievo akivaizdoje.
Daugelis žmonių bando slopinti, pateisinti ar ignoruoti kaltę. Tačiau tikroji kaltė kyla iš Dievo įstatymo nesilaikymo. Vien jausmai nenustato kaltės. Kaltė yra Dievo akivaizdoje esanti tikrovė. Jeruzalės žmonės padarė didžiausią nusikaltimą, prisidėdami prie Kristaus atmetimo. Tačiau iš pradžių jie nesuvokė savo tikrosios padėties, kol Dievo žodis jos neatskleidė. Kai minia sušunka, ką mums daryti, Petras pateikia atsakymą: atgailaukite, pasikrikštykite Jėzaus Kristaus vardu nuodėmių atleidimui ir priimkite šventosios dvasios dovaną. Pamokslas baigiamas pabrėžiant, kad tikras atleidimas yra vienintelis vaistas nuo tikros kaltės. Žmogiškos pastangos, pasiteisinimai ar savęs tobulinimas negali pašalinti nuodėmės naštos. Tik atgaila ir tikėjimas Kristumi, nukryžiuotu ir prisikėlusiu atpirkėju, gali atnešti tikrą atleidimą ir ramybę prieš Dievą. Taigi pagrindinės temos yra: Jėzus yra išaukštintas kaip viešpats Dievo dešinėje. Psalmė 110 pranašavo Mesijo viešpatavimą. Kristaus viešpatavimas yra visuotinis ir aukščiausias. Tikroji krikščionybė paklūsta Jėzui kaip gelbėtojui ir viešpačiui. Dievo žodis atneša nuodėmės suvokimą. Tikra kaltė reikalauja tikro atleidimo. Atgaila ir tikėjimas Kristumi veda į atleidimą ir šventosios dvasios dovaną.